tuo mūsų, sakant, prisistatymu, ko mes čia visi ir susirinkome, ne? Aš žinau, kad buvo norinčių pasisakyti pačioj pradžiai, kad ką nevargti. Aš norėčiau prašau jūsų dėkoju už kvietimą, už šią nuostabią šventę, kurią mes turėsime. Aš tikiu, tai bus mūsų ateity graži tradicija. Todėl stengsime sulaikyti, nepamirškite apie pereinamą pusę. Tai kągi, už šios salės šeimininkus ir organizatorius, prašau, kas gali, plašelį, tu tik kairė pusė valgo, jūs paimkit dešrytės. Kur plojimai? Pavyzdžiui, pirmą įsvytuną, paskui pakalbam, paskui išgeriam. Jūs valgo tik piliečius. Aš tavo ruoštų irgi 129 pulko vardu dėkoju už pakvietimą, labai fainai, kad jūs pas mus atvažiuojat, jūs esate visą laiką labai laukiami ir mes džiaugiamės, kad jūs irgi mus pakvietėt ir mes dalyvaujam. Dovaną jau įteikiau šeimininkui, žodžiu, ir būkit ir toliau, klestėkit, svarbiausia neiširkit, nes dabar karo istorijos klubai kažkaip po biškį bando byrėti. Tai jūs nebyrėkit, jūs aukit. Ir linkiu jums augimo. Jeigu šeštą valandą čia pradės linkėti, Man tai aš kažkiek pridėsiu. Aš žinau, kad jūs jau senokai buvote išplaukę kažkur, kad neužmirštumėt, kaip plaukti, tai yra ir į Karibus, ir į Šiaurės Atlantą, ir visur, tai yra biškį čia lūptuvių. Prisiminimui. Tada yra toks, kur šitą reikėtų atidaryti ir jums paragauti, kas čia yra, kad jūs prisimintumėt, kad norėtumėt išplaukti į keliones ir tą skonį atgaminti. Ir dar šiek tiek biškį kažko prancūziško atgaivinti širdį. Man tai susijaudinas, kad pamiršau galvą. Nemiškai ne. Ne, tai aš prašau. Vai, visi sako ir kačias pasakys. Ką, čia Dabar valandai dviem. aš galiu išgerti? Nu ir aš. Būtinai reikia išgerti. Čia negaliu, bet būtinai reikia. Bet dabar jau kam. Ir aš savo ruoštų, mes atvykome nuo Ukmergės krašto. Mes esam tokie LDK pirmas pėstininkų. Biškį anksčiau už Napoleono karą, 12 metų, bet mes irgi palaikom jūs. Man tai todėl, kad jūs jaunas klubas ir susikūrėt ir labai ta graži jūsų istorija, žinai. Noriu pasakyti, kad kai pirmą kartą susitikom, tu papasakojai, kad sakai, valdžia dar davė pinigų, kad biškį papatruliuotume ir biškį papiratautume tenai Baltijos jūrai, kad jie nelabai atvyktų iki mūsų krašto, ten kažkas, ten kažkaip ten, žinai. Tai man tas labai patiko, žinai, tai manau, kad ir toliau mes, valdžia mums duos pinigų ir mes toliau papiratausim ir dar kažką padarysim. Tai va tas man įstrigo labai, žinai, o šiaip dėl jūsų klubo, tai labai džiaugiuosi, kad jūs įsikūrė, jūs esat jauni, plėšrūs. Ir jūs dar daug ką padarysit dėl Lietuvos. Čia mes visi susirinkę turbūt atstovaujam ne save, mes atstovaujam Lietuvą. Atstovaujam Lietuvą taip, kaip suprantam, žinai. Ir tai yra labai svarbu. Svarbu mums patiems, kad suprastume, ką darome. Ir svarbu tiem žiūrovam, kurie mus mato, žinai. Tai labai svarbu. Ir va ką dalyką mes
gimtadienį, už jūsų tą klubą ir šitą 3 kart valio. Valio! 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 Dabar jau ir išgerti. А поділки трумpai. Mantai, Gerai. Taip, klausom. Pato pasakyti. Nu ką aš čia dabar ryšiu? Ką aš čia ryšiu? Gal važiuok namo, užtenka čia. Vai. Geras, čia geras. Patikrinkime, ar geras. Čia geras. užliek ar gerus Pusė nepradėjo bajos iš karto. Gal pasiilgi visada kažkaip susigalvoji, prisirepetuoji ir tada pamiršti. Taigi pamiršti, tada kažką bandai ant greito sukurti ir tada, žinai, tikiesi, kad taip ir praeis, kai viskas gerai. Bet aš šį kartą buvau gudresnis ir užsirašiau tą kalbą. Gerai. Tai nepykit, paskaitysiu. Gerai. O daug kada ratai raštingi. Kapitonai privalo būti. Bent jau žvaigždė žinoti, kur. O, gerai. Tai va, ir kalbą šiaip iš tikrųjų norėčiau pradėti nuo tokio prisiminimo, nes savaitėlę atgal šventėm tokį fainą gimtadienį, Justo 16, Sweet 16. Ir žinoma, buvo susirinkus beveik visa giminė ir aš, jei nebūčiau privertęs visos giminės žiūrėti YouTube video. Nu, priverstinai. Susodinti prie ekrano ir žiūrėti per YouTube mūsų video. Ir be abejo, jiems buvo įdomu pamatyti, ką mes čia veikiam. Ir šiaip, ką ten užsiminėjom, šiais gyvūnystam. Bet kol jie žiūrėjo video, aš susimaišiau, va sėdi ūkininkai, inžinieriai, mechanikai. Ką įdomus mes jiems galim parodyti. Kokią praktinę reikšmę jiems tai turi. Iš šono pažiūrėjus, tokia jaunėlė. Bet tada prisiminiau, kodėl aš viską šitą ir pradėjau. O būtent ir pradėjau, nes dėl žmogiško kontakto, dėl bendrystės, dėl šanso praleisti laiką su savo artimiausiais, su savo šeima. Stepanai, kai tau pradėjau pasakoti savo idėją, tu tuo ir susižavėjai, kad tai klubas skirtas praleisti laiką su šeima. Su bendraminčiais ir draugais. Ir būtent, pradėdami savo kelionę žinojome, kad surasime ne vieną dar draugą. Bet mes net patikėti negalėjome, kad tų draugų bus šitiek daug. Bet gyvenimas yra toks, kad žinot, norisi daugiau. Ne draugų daugiau, o akimirkų daugiau norisi. Norisi sunkių akimirkų, norisi kovos. Nes kai petys į petį įvykį kliūtį, atsiranda ryšys ir jis toks atsiranda stiprus ryšys. Ir jis vis stiprėja įveikus kiekvieną kliūtį. Ir norisi to stipresnio ryšio, norisi įveiktų kliūčių, praeitų nuotykių, kurios po to taip malonu prie laužo susėdus prisiminti. Tad apibendrinant. Taip, mes žinome, kad mes jums esame brangus. Ir ne dėl to, kad kūras dabar taip sukilęs, o dėl to, kad jūs esate čia, su mumis, petys į petį. Ir kūrėme kartu tos prakeiktos prisiminimus. Ačiū Jums. Kad tu ją parašai, kad tik dabar kai kūras pabrango. Nesirašė. Ir tęsiant šitą mintį ir turint tuos omeny tos noraptos prisiminimus, tas visas geras akimirkas, mes turim tą jau tokią jau tradiciją, nes tai jau 2 metai, mes turime Vypučiamo kardo apdovanojimus. Nominacijas, apdovanojimus, nes mes prisimenam, kas per praeitus metus įvyko pas mumis tokio linksmo, gero, faino. Tai va, ir dar kad norėčiau biškai pabrėžti, kad kadangi tai yra 2 metai, tai atsiranda šiek tiek ir statistikos. Bet pradėsime nuo pirmos nominacijos su tokia biškai intriguojančiu pavadinimu Metų dvikova. Metų dvikova 2025
Pretenduoja Steponas už dvikovą kardais su kapitonu. Klubas Juodasis Parakas už muštynės tavernoje. Ramunė už šūvį į kapitoną. Tai va, tai šį 3 nominantai ir pirmąjį nominantą paskelbti norėčiau pakviesti poną Gidijų. Tai reikia mum Gidijų Kazlauskį, prašom. Aš labai tinku prie piratų, kadangi šlubuoju. Moku prancūzų kalbą. Nu, žaliamonis pasižiūr, nominatyvų, Pažiūrėk, kaip gražu. Kažkas neįtikėtino dabar. Dvikova metu 2025 yra klubas Juodasis Pragaras. Oi, Parakas. Tie, kurie gavo čia pats kurčiausias klubas, kas nori. Jie ir žino, kaip su špaga elgtis. Dar kartą paplojam Juodam Parakui. Bravo! Dabar paprašysime atsakomąjį žodžio, ne? Tik norėčiau pasakyti, kad visada linkim, ką nors juodam, linki, kad būtų baltas. Šviesesnis. Reikia Tai linkėti juodai. turėtume, kad jūs pabaltumėte iki balto parako. Ne, mes į paraką įpilsim cukraus. Tai dabar prašau pasakykite jūs atsakomąjį žodį. Aš taip užsilieku. Antrą kartą kalbės, kaip galima. Dabar jau aš kalbėsiu vieną foną kalbėjau. Tai va dabar, kadangi Lietuvoje tokia įtempta padėtis, žinote, benzinas brangsta, mašinos genda, pavyzdžiui, aš turiu leisti vaikus į mokyklą, nes sniegas, vieni šalta, šildymas brangus, bet gerai, ką pasakysiu trumpiau. Ačiū, kad visi esame čia, į šventę! Tai tęsime apdovanojimus. Tai čia šiais metais iš tikrųjų reikėtų dar biškį pridėti tos statistikas. Praeitais metais buvo tik 6 apdovanojimai, šiais metais jų padvigubėjo, bus 12 apdovanojimų. Ir metų dvikova buvo debiutuojantis apdovanojimas, šiais metais nebuvo. Sekantis apdovanojimas - geriausias metų aktorius. Tai mes turim praeitų metų laimėtoją Mykolą. Ir dabar didžioji intriga, ar jisai pakartos savo, taip sakant, pasirodymą ir tas vėl antrus metus iš eilės geriausių metų aktorių. Ir klausimas, ar iš vis yra nominuotas šiais metais. Tai žiūrim. Geriausias aktorius 2025 pretenduoja Viktoras už visada nepriekaištingą piratą. Jotautas už apiplėšimą. Mykolas už kelionę plaustu. Tai va, intriga išlieka. Aš už Kadžį balsavau. Tai va, aš norėčiau, kad ateitum ir paskelbtum geriausią aktorių. Daugiau šnekėsi, daugiau gausi. Visi daro, tipo, sąmonė, kai yra paskaita. O kaip netikėtas apdovanojimas? Ai, kartą apdovanojimas. Geriausias aktorius. Ar tikrai? Nežinau, kuris čia. Nu? Ne, Jotautas. Tu čia ir bandys išvykti.
Sveikinam tave. Sveikinam tave. Prašom ant šitos kėdės ir porą žodžių. Ačiū šitą, nežinau kodėl, bet ačiū. Kad šitie nauji metai būtų dar geresni, dar smagesni. Ir prisigerti. Noriu tavęs! Noriu tavęs paklausti, ar tau buvo sunku per šitos metus? Ar tu daug pastangų įdėjai? Ar, nu, dėl... Kaip taip gavosi, kad tu, nu, tapai tas pagrindinis? Nežinau, nu. Mokslam tai neatsiliepia. Sakyk, talentas yra... Aš manau, paplojam! Gerai. Tai va, statistika pasikeitė, turime 2 jau nominantus geriausio aktorio kategorijai. Ir sekanti kategorija taip pat turi savo intrigą, nes kaip ir pernai tai yra pati svarbiausia kategorija iš tikrųjų, nes čia kiekvienam klube tai yra pati svarbiausia kategorija, tai yra geriausias metų virėjas. O, ir Arūnai, aš norėčiau, kad tu ateitum paskelbti ją. Arūnai! 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 Geriausias virėjas 2025 pretenduoja Ramunė už keptą vištą su obuoliais, Lina už jos šašlyką, Tomas už Grogo filmavimą ir jo maišymą, Nu, irgi virimas buvo. Procesas. Taip, procesas. Tai kviečiu geriausią virėją paskelbti. Samogono virėjas yra... Kaip aukštas esu. Teisingai, čia povaro pareigas. Tuščia? Tu nerodyk, visi mato. Tikrai netikėjau. Negali būti. Tomai, tavo prizas. Tomai, nu, geriausias virėjas Tomai. Bravo! Taip, nu va, susibėrė visuose tarpšio. Matai, dabar tu Tomai, žodžiu, Nu, Tomai, rieš! Kaip tau sekasi pipirų su druska vaikščiai? Žinant jau degos, tai jums palinkėsiu, kad dabar rankos būtų visą taukianos ir, kai sako, nuo taukų purvinos ir šlapios, šlapios. nebūtų girdėjai, ką sakė. tavo lūpos nuo šnapso pajuodoti. Jo, diskusija čia buvo tame, antrus metus iš eilės laimi, ne, statistika yra tame, kad Ramunė praeitais metais buvo geriausias mūsų virėjas, nes laimėjo bandelį. Paprasčiausiai noriu pasakyti merginam, kurios buvo nominuotas irgi, bet nelaimėjo. Tiesiog, nu nepykit, nu, kai vyrai prieš Grogą neatsispiria. Tai galit kent, ką norit. Čia paprasčiausiai turėjo kozirį Grogą tiesiog, čia buvo kozirį koziris. Nenusiminkit dėl to. Galim, bet išeina. Gerai, bet nuo maisto temos toli nepabėgam. Ir sekanti mūsų nominacija yra geriausia sriuba. Geriausia sriuba 2025 pretenduoja Ramunė už fantastiškas žuvienės, Tomas už kapustienę iš ryto, Matot, turi vėl Tomas ir vėl Ramunė jau šitą kategoriją įkalnasi. Ir pakvieskime mūsų svečią, kuris va taip netikėtai atvyko, bet ir sudalyvaus mūsų visam šitam procesui. Elvyra, tave kviečia.
Lėkštas pasiliepa. Prašau paskelbti geriausią saugos autorių. Emilija! Nu, šiandien ne Emilija, bet gal kitą kartą būsiu Emilija. Emilija! Vėl pabūsiu. Tai man yra didžiulė garbė. Geriausia sriuba 2025 yra Ramunė. Netapau virėja, blemba. Tai sakykit, kaip jūs tą sriubą virėt? Iš ko? Su ašakom. Ai, su ašarom. Nu ko, net žinai, kirvį dėjo, prie kirvio. Na, tu nežinau. O kirvį reikia dėti ar ne? Gardėm, gali nedėt. Ai, garcūnas dėjo. Plaktukai dėjo. Bet su meile. Kurio vyra vykdė. Tai gerai. Kadžius man dėjo. Nu, tai ačiū, brangusis. Čia gavai leidimą į namus. Dabar leidimo grįžti namo. Nu va, ką darysi? Bet norėčiau pabrėžti pagal tą jau, kaip sakant, esamą statistiką, ne? Tai mes jau turim čia 4 nominaciją buvo. Ir Ramunė buvo nominuota 3, Lietuvoje laimėjo. Tai atkreipi dėmesį. Nors Tomas jos išėlės. Tai paskutinį kartą. Paskutinį kartą gal. Tai va, ir čia mūsų sekantis, tada perėmė prie sekančios nominacijos ir tai būtų metų atradimas. Metų atradimas 2025 pretenduoja Arūnas ir Vilija už tai, kad atrado, jog bet kokiame amžiuje vis tiek smagu pažaisti piratais. Mantas už tai, kad atrado vandenį batuose. Lina už tai, kad atrado, jog upės krantas slidus. Gerai. Tu taip reiškis, paskelbk nominantą metų atradimą. Kedžiau, lik ant dėžės. Ant dėžės, prašau. Ant dėžės aš neimsiu. Paskelbk, kas laimėjo metų atradimą. Mes visada ieškom ir kada nors randam, ne? Nu, ieško ir nori atrasti. Rekonstrukcijai atrasti, ką nors naujo, sunkoka. Bet kartais būna. Todėl, kad kartos keičiasi, žmonės keičiasi. Nu, bet aš pasakysiu dabar. Metų atradimas 2000... Kokie ten? 25. Arūnas ir Vilija! Tai prašom ateikit į nominaciją. Čia pavardė Vilija Arūnas. Ne, čia duetas. Šį kartą šitą nominaciją skirta 2 žmonėm iš karto, ne vienam. Tame amžiuje jau pradedi. Tai todėl ir būna atradimai tokie. Ar mums čia reikėjo, pasirodo reikėjo, išplaukti tuos plačiuosius vandenis su visais širdingai dėkingi už tą priėmimą, už tą mūsų atradimą. Nu ką, žygiuojame prie sekančios nominacijos. Mes neturim nesakės. Metų operatorius 2025 pretenduoja Justas už puikų filmavimą. Lina už perfekcionizmą. Gospodinė Elio,
Už komentarus filmuoja. Turim laimėtoją. Ar čia klausimas, kas rinka? Kas rinka klausimas. Matot, aš paskelbsiu šitą nominaciją su komentarus, tada iš karto, jūs kai pradėjote juoktis iš pirmų komentarų, tai negirdėjote, ten dar buvo tas pyp dar buvo. Ir tų pyp buvo 7 per visą. Taip, dėl šitos techninės detalės greičiausiai ir nelaimėjau. Reikės kažkas tai? Nesikėkime. Mes kariavom. Lietuviškai šnekėjo. Bendra užsienio kalba. Gerai, pripučiamo kardo apdovanojimui. Metų operatorius 2025 laimėjo Lina. Sveikinam, operatorių. Bravo! 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 Tai šovinėje turi. Taigi, tai buvo 6 nominacija ir mes jau įpusėjame ir kviečiu padaryti 10 minučių pertrauką. Tęsime mūsų nominacijas ir kadangi mes jau jas įpusėjame, buvo 6 nominacijos ir truputėlis statistikos. Iš praėjusių metų mes turime tokią statistiką, kad iš tų dalyvių nei vienas daugiau 2 nominacijų ir negavo, o dabar jau praėjus 6 nominacijom turim tokį rekordininką, Ramunę, jau 4 nominacijos ir 1 pergalę. Tai jau kaip ir pagal Oskarus, tai jau labai stipriai bus trečia. Ir tada pratęsti toliau nominacijas ir sekanti geriausias antro plano aktorius. Nes mes turėjom geriausią aktorių ir antro plano aktorių. Geriausias antro plano aktorius 2025 pretenduoja Arūnas. Jis toks puikus, kad užima visą antrą planą. Mykolas, nes jis visada kadre. Justas, už tai, kad visada kokybiškai atliks triuką, kad ir kiek kartų to prireiks. Stepanai, pakviesiu tave įteikti šitą, paskelbti šitą geriausią mūsų antro plano aktorių. Prašom. Tai nebuvo nominacija. Tai nebeplauk į savo vandenynus, viskas ramiau. Skaityk, kad nori skaityti, niekas parašyta. Labai smagu paskelbti, bet kaip ir tikėjaus, Stepanas. šiaip nusipelnė tas žmogus šitos nominacijos. Stepanas. Ilgametėje klubo veikloje, duoti didelį ryžtą, entuziazmą ir taip toliau. Tai Justas! Sveikinam tave su šitą pergalę. Senai lauktą. Jo, gali žodžiu pasakyk. Linkiu daug gerti ir amžinai gyvuoti. Aktorių tema, tai iš tikrųjų yra pati smagiausia tema, tai aktorių. Tai turėjom geriausią aktorių Jotautą, turėjom geriausią antro plano aktorių, jūs tai, antro plano aktorius. Ir mes dar turim dar tokią nominaciją,
geriausias kviestinis aktorius. Nes kaip matėte, čia daugiausia apdovanojimai yra klubo viduje, bet mes dar turim kviestinį aktorių. Pasižiūrim. Geriausias kviestinis aktorius 2025 pretenduoja Egidijus už pasirodymą serijoje Lobis, Richardas už pasirodymą serijoje Taverna, Žinosim, jeigu meluosi, o žinosi. Ramūnai, pritupk, tu reikės perdėti. Sėdim, tylim ir klausom. Dievo žodis. Eik tu sau, aš apšalęs. Eik tu namas, ne? Čia ne namas. Ai, ne. Egidijus! Rusijos nieko. Negarantuoti, dar ne. Pats talentingiausias, pats geriausias metų. Kviestinis aktorius, va, tikras Holivudo žvaigždė ir pažymė. Ir mūsų padangiai. Napoleono dešinioji ranka. O dabar viską prancūziškai. Le Francais, пожалуйста. Bravo! Pagerbėm visi. Plojimai veikė. Kas čia dabar? Tai buvo nelaukta, netikėta. Nes geram teatre visada yra sufleris. Sakyk, ką norit sakyti. Nors ir nebylus filmas buvo, bet neriukas dabar įgarsino. O šiaip tai labai ačiū komisijai, mamai, sūnui, Prezidentui draugams ir Seimui, kad nesikryžėjams. Ir pažadu, kad jeigu dar pakviesite, mielai dovanosiu, tai sudovanosiu. Dalyvausiu ir kituose planuose, ir 3, ir 4, ir 5, ir net Stalino laikais buvo 7 metų planas. Egidijau! Bravo! Turiu labai gerą pasiūlymą. Mes, kadangi geras klubas, mes teikiame apsaugą privačią. Mokam. Gal jeigu mokam. Aš pakalbėsiu su savo vadybininku. Mes kaip nekoks klubas teikiam apėjimą apsaugos. Juodasis parakas pakvies vaidinti, vis tik tai saugoti. Reikia sukurti gerovę. Nu labai smagu, tai po to jau per agentus jūs ten susiderinsit. O tęsiant mūsų temą, tai vat, kadangi jau turėjom čia tų 3 aktorius geriausius ir tęsiant meninę temą. Nuotrauką bendrą, prašau. Kaip? Visi 3 paskui nuotrauką bendrą. Ai, tai būtinai. 3 aktoriai geriausiai būtinai turės nuotrauką bendrą padaryti. O tęsiant meninę temą, tai ta prasme, nes aktorystė irgi menas. Tai tęsiant meninę temą, sekanti nominacija yra metų dailininkas. metų dailininkas 2025 pretenduoja Mykolas už Mišinių seriją, Ramunė už akmenėlių dažymą, kol neprasidėjo chaltūra. Čia matai, statūras piešia tokį trumpą! Trumpas akmuo buvo. Netilpo kūrinys. Nu, Andriu, ateik paskelbsi, koks ten akmuo buvo. Ne, tegu parodo, koks turi būti. Originalas išliko. Originalas. Išmet originalas. Laukia.
Metų naujokas 2025 pretenduoja. Dmitrijus šauniai stovėjęs rekrūtų garbę. Viktoras šiemet startavęs, bet jau savo vietą radęs. Metų slapukas 2025 pretenduoja. Stepanas tyliai laipsnį gauna. Mantas niekam nesako, niekas nežino, uniformą perka. Apdovanojimui pripučiamas kardas 2025 pretenduoja. Ramunė už rekordinį nominacijų kiekį. Stepanas už judesiukus šokio aikštelėje. Mantas ir plūduriuojanti bačka. I create the tension deep but never alone. Grooves cut through silence, thunder under skin. Focused presence forging everything within. I am locked in, I am focused, I am chosen. I'm alive, I am moving, I am proving. I was born to win this fight.